Nu ką, labas vakaras. Labas. Domantė. Ieva. Papų draugė. Papų draugės. Šiandieną kalbėsime apie tai, ko jūs visos seniai laukiat ir apie tai, kaip jūs visos domitės, nes kiekvienai asmeniškai atrašyti yra sudėtinga, tiek man, tiek Domantai, daug jūsų rašo, klausėt, kaip mums sekasi, kaip mūsų sveikata, kaip mes gyjam. Tai šiandieną visa istorija nuo pat pradžių. Mes prieš 4 metus pas tą patį plastikos chirurgą ėjom pasidaryti pilvo plastiką. Nes po gimdymo, aš esu plius dar numetus 40 kg, po gimdymo atsirado, išsitampė pilvas, tapo perteklinis odos kiekis ir mes buvom tuo metu nepažįstamos. Ir mes nuėjom Klaipėdui pas plastikos chirurgą pasidaryti pilvo plastiką. Aš bent jau nebuvau su ketinimu įsidėti krūtų implantus, o tu? Kaip čia pasakyti, viskas gimė irgi tuo pat metu, kai galvojau, kad vienu šūviu, kaip sakant, 2 zuikiai. Aš visiškai neturėjau minčių apie tai, tiesiog plastikos chirurgas pasakė, kad irgi ant... Sofija. Čia, žinokit, dalyvaus dar ir kačiukas prieis, ir mano Sofija kažkokiu momentu. Tai mes abidvi mamos, tai suprasit, irgi mamos arba būsimos mamos, kas čia vyksta. Tai aš neturėjau jokių ketinimų įsidėti krūtų implantus, bet plastikos chirurgas pasakė, kad tau labai gražiai čia jie atrodytų, labai viskas vyktų gražiai. Tai aš tiesiog galvoju, irgi vienu šūviu 2 zuikius ir sakau, gerai, tai padarom tą mommy makeover, pilną tą procedūrą ir pasirašiau tai avantūrai. Visiškai nesidomėjus prieš tai, kas bus su mano kūnu, nesvarstydama labai daug, ar man to reikia ar ne, aš pasidariau operaciją ir su Domante mes kažkaip sukonektinom, susirašėm, pasidžiaugiam viena kitos rezultatais, kad pasidariau operaciją, kurios seniai norėjau ir kažkaip mūsų ta draugystė ir nutrūko. Išsiskyrė mūsų tie keliai. Tai tau ta pati situacija su pilvo, irgi į pilvo plastiką daryti. Turėjau diastezę 6 cm, plyšo pilvo raumenis. Taip, lygiai ta pati situacija irgi atėjo ir chirurgas irgi tai... O čia tikrai reikia. Sako, čia tikrai tavo krūtinė irgi ten buvo įsitampiusi. Žinot, kaip visi plastikos chirurgai reikia, tai reikia. Kažkaip aš irgi tai po to gimdymo galvoju, blemba, gal ir reikia, gal ir noris. Mes pasitikim medikais visigi. Ir šiaip paskui, ką aš noriu pasakyti, kad mes visos turim, žinot, dar vieną tokį niuansą, kad mes visos turim po gimdymo plyšusius pilvo raumenis. Ne visos. Dauguma. Ir moteris, kurios esat gimdžiusios, tai galit pasitikrinti ir jeigu turit tai, galit pretenduoti į šitą pilvo plastiką praktiškai per ligonių kasas nemokamai. Taip, jeigu yra didelis prasiskyrimas ir jeigu yra pilvo išvarža. Bet rekomenduoju geriau tos dalykus daryti Kaune, nes ten greičiau su visais siuntimais ir su visais kitais dalykais. Jeigu aš būčiau žinojęs irgi, kad su mano situacija priklauso nemokamai, tai tikrai irgi būčiau kreipusis. Man irgi išvarža buvo. Ir tai aš sužinojau, kai atėjo plastikos chirurgas į palatą, sako, tau mes išvaržą išoperavom. Sako, ir raumenį susiuvom. Realiai aš gimdžiusi, natūralu, kad tie visi dalykai ir turėjo būti. Tai sėdėjau, rezultatas buvo pilvu labai patenkinta, viskas tvarkoj. O man atvirkščiai darėmės pas tą patį chirurgą pilvo, aš nebuvau labai patenkinta. Aišku, čia kaip mes visos euforai, praeina savaitę laiko, kokie gražus papai, koks gražus pilvas, bet laiko einam gyja ir tu pamatai, kad viskas nėra taip gražu, kai visi audiniai susistovi. Tai tesk. Ir paskui aš kokius metus buvau visai happy tų rezultatų, happy pilvo rezultatų. Implantus įsidėjau ir po pusmečio mes išvažiavom į mano svajonių kelionę. Turėjo būti labai faina kelionė, aš su nauja krūtinė, pilvo plastika padaryta ir tik nuvažiavus toj kelionėj aš pajutau, kad man kairę krūtį skauda. Ir tada aš supratau, kad aš esu ligonis. Ir aš visur, kur bevažiuočiau, turėsiu vežtis vaistų, nes bet kada gali man prasidėti uždegimas. Ir ten aš geriau labai stiprius vaistus, turėjau nusipirkti, buvau tokioj kelionėje, kur buvo labai sudėtinga vaistų nusipirkti, ir aš kiekvieną dieną ten geriau vaistus nuo uždegimo. Labai buvo didelis skausmai, man tvinkčiojo vieną krūtį. Aš įsidėjau, aišku, labai didelius implantus, gal man reikėjo tokių didelių nesidėti, man buvo... Pas tave buvo? 4... Ar 3-7, ne, 4-2-5. 4-5 dar prieš pat laivą ieškau implantų, nežinau, kurios padėjau, bet jos kaip išsiėmė, jos atiduoda, nes čia yra įrodymas, jeigu tu norėtum kreiptis į teismą. Taip, ir jos turite saugoti, nebent jūs norite kleiminti ir siūsti implantų gamintojui, tada tokio atveju implantų gamintojas moka apie $3,000 grubiai, bet su sąlyga, jeigu jūs grąžinsite implantus, kad negalėtumėte ateityje jų paduoti į teismą. Tai tokį įrodymą, jeigu išsimsi, tu turi turėti.
Kitas niuansas. Va toj kelionė man buvo labai blogai, aš tada skambinau savo plastikos chirurgui, sakau, ką man daryti, sakau, gal man plyšo, kad man skauda, tokia panika labai didžiulė prasidėjo. Tai jisai sako, aš nieko negaliu tau pasakyti, man tai atsitiko pirmą dieną atvažiavo, sako, aš tau nieko negaliu pasakyti, Ieva, tu kai grįši iš kelionės, ateis ir mes pasitikrinsim. Ar man ten pertraukė, ar perputė, bet esmė, ką noriu pasakyti, kad tu su implantais visur keliaudamas turi rizikas įvairias. Aš apskritai man toks baimės, toks pojūtis būdavo, aš visą glaudau, man tai baisu būdavo, aš ant pilvo nemiegodavau, negalėdavau jį liesti, buvo kaip atskira mano kūno dalis. Nu, tau buvo patogu su jais? Aš po to papasakau, dabar tu papasakau. Tai va, toj kelionė, žodžiu, aš prabuvau visą kelionę ant nervų, visi žmonės, kurie važiavo su manim ant nervų, man skausmai, kiekvieną dieną vaistai nuo uždegimo ir aš grįžau, nusileidau su lėktuvu tiesiai pas savo plastikos chirurgą ir man kaip tyčia dingo tas skausmas, man viską peršvietė, viską padarė, echoskopija sako, viskas tvarkoj, ką tu čia prisigalvoji? Nu, okei, galvoju, nu gal rimtai pertraukė, nes ten sušalus buvau vienu metu. Ir tuo ir baigėsi. Bet ta kairė krūtis man ir nedavė ramybės, man būdavo jinai padilpčiodavo. Ir man pats tas diskomforto jausmas didžiulis, būnant su implantais, pavyzdžiui, aš dabar vaikštu be liemenuko. Man ypatingai patogu. Maža, taisyklinga, normali krūtinė, tiesiog moteris užtenka pasidaryti pakelimą krūtų, jeigu jie stovi ne toj pozicijai. Tai ir tada man po truputėlį prasidėjo tas diskomfortas, negalėjau sportuoti ir po truputėlį pas mane pradėjo atsirasti alergijos. Dabar iki čia aš baigiu, dabar tu pradėk tada tą savo istoriją iki dabar. Baigi, nu gerai. Žodžiu, aš tai susidėjau tos krūtų implantus, pas mane vietos neužtenka. Susidėjau krūtų implantus irgi, mes realiai panašių, kaip jinai minėjo, laikų. Ir realiai man iš karto, kas buvo sąžininga daktaro atžvilgių, man pasakė apie galimas komplikacijas, kad jų gali būti, sako, tu turi žinoti, sako, kad gali būti, kad atmes. Aš taip sako, bet sako, tu pati supranti, kad taip nutinka. Aš taip paklausiau, žinot, vieną ausis įėjo, kitą ausis išėjo, noriu aš tos krūtinės, gražutė, papai, žinai. Ir, žodžiu, man sudėjus tą krūtinę, išdėjau 380 ml motyvo implantus, kas dar buvo su mikročipu viduje, kas taipogi prisidėjo, jaučiu, įtariu prie tų visų dalykų. Tai jau po 3 mėnesių man pradėjo vėlgi mausti dešinę krūtį. Tau dešinę? Tau kairę, man dešinę. Tai man pradėjo mausti dešinę krūtį ir aš pradėjau nebesirgti mėnesiniam. Okei, galvoju. Čia gal kažkoks mano ginekologinis sutrikimas ar kažkas panašaus. Ir man ta krūtis skaudėjo, aš irgi pas daktarą jau tikrinausi ir sako, čia viskas tvarkoja, čia viskas normaliai. Aišku, jutau tokį karštį krūtyse visada. Realiai visus 2 metus, aš nepilnai 2 metus jos išturėjau. Ir žodžiai, ėjo tada pusmetis. Tada aš pradėjau labai stipriai augti kilogramus. Pradėjau visą tinti. Aš po to į savo Instagramą iš tikrųjų kelsiu daugiau nuotraukų, kokia buvau su implantais, po implantų, kaip viskas keistis pradėjo. Irgi sėdžiu, taip galvoju, gal čia nieko tokio. Tada man pradėjo kilti temperatūra 37,2,3, bet ta temperatūra man laikėsi 1,5 metų. Ko pasekoje, aš buvau visa ištižusi, neturėjau jėgų ir jaučiausi tikrai prastai. Dar praėjus metams aš kažkaip atradau grupę krūtų implantų. Džiaugsmai ir vargai, ne? Ne. Detoksikacija kažkaip. Taip. Atradau tą grupę ir kažkaip pradėjau galvoti, gal čia tie implantai, nes tas skausmas lygis. Daktaras sako, kad čia nieko tokio nėra. Ir galvoju, reikia pradėti plačiau domėtis, nes kažkaip aš užėjau dar breast implant illness, o ten iš viso merginos moteriai, žinokite, tūkstančiais radau žinučių, nuotraukų ir supratau, kad aš jaučiuosi lygiai taip pat. Tai visų pirma, pas mane kokie buvo simptomai, tai nebuvo mėnesinių, išsiderino visas ciklas, temperatūra, kas rodo uždegimą, kraujo tyrimai tragiškai prasti, tada dar laiko einant išsiaiškinau, kad man sutriko skydliaukės veikla. Autoimuninis tiroiditas prasidėjo, rodikliai yra tragiški, daktaras žiūri ir sako, kaip tu iš vis paeini. Tada aš pradėjau daugiau gilintis ir domėtis, nes, sakau, man degdavo krūtis ir skaudėjo. Pradėjau daugiau domėtis, pradėjau daugiau skaityti ir per tą laiką man prasidėjo dusulys, artritas, viso kūno skausmas, toks kaip dilgčiojimas, galvos skausmas, panikos atakos. Nesakau, pavyzdžiui, aš anksčiau į 3. aukštą lipdavau kokias, tikrai nemeluosiu, 5 minutės, nes negalėdavau gaudyti oro, man tiesiog buvo labai blogai.
Ir žodžiu, ir aš tada atradau vieną tokią echoskopotą, irgi dabar nenoriu vardų pavardžių minėti. Jo, mes neminėsim specialiai. Jeigu norėsite atvirai asmeniškai parašysite mum. Ir aš einu, ir tada aš jau supratau, kad aš tiesiog tampu be gyvybės ženklų. Tu neturi jėgų net tų pačių elementarių indų išplauti, nes toks jausmas, kad toks kaip smegenų rūkas kažkoks, kaip per, liaunai. Viskas toks kaip sapne tu gyveni. Ir aš tada nuėjau pas vieną čia echoskopuotoją Klaipėdoj ir aš jį sakau, daktarė, sakau, jūs man sakykite, ar aš išprotėjau, beje, visi aplinkoje mane, kad man depresija ar kažkas tokio, nes sunku yra patikėti, kad aš sakau, man yra nuo krūtinės, aš įtariu, kad man yra su ja blogai ir per ją man darosi va tokie visi dalykai. Ir echoskopuotoja taip žiūri mane, sako, jeigu, sako, tu būtum pirma, sako, aš pagalvočiau, kad tau su galva negerai, bet sako, tu esi nebe pirma, kurie ateina, kurie skundžiasi ir sako, tokių istorijų yra daug iš tikrųjų. Gerai, tada dar man prasidėjo tachikardija, širdies permušimai. Įsivaizduokit, aš atsikeliu po miego, mano širdies tas ritmas 110, kaip po kokio bėgimo, gero kardijo. Turėjau vartoti vaistus. Tada kreipiausi į kardiologę vieną ir ką jūs galvojat, pas mane širdie labai daug uždegiminių skysčių pasirodo. Ir aš jai pasakoju, sakau, daktarė, ar gali būti, sakau, kad man yra nuo implantų ir jinai mane taip nagrinėja, žiūri, sako, mažutė, sako, aš per tavo implantus net negaliu prieiti, pažiūrėti tavo normaliai širdies. O tada jūs įsivaizduokit, jeigu tu turi problemų su širdimi ir tau gresia gyvybei pavojus, o per tos dalykus net negali pažiūrėti. Tada aš daktarai papasakau savo planą, sakau, aš planuoju trauktis, nes visi rodikliai griūna, visi daktarai sako, kad kažkas su tavim yra negerai, visi įrodymai yra pas mane juodam balto surašyta, kad realiai, man sako, tu vieną dieną net nebegalėsi vaikščioti. Beje, kas ir būdavo, išlipi iš lovos ir krenti ant žemės. Nes esi išsekus, pervargusi tiek viduje emociškai, tiek mintise visom prasmėm. Ir tada aš paskambinau plastikos chirurgui vienam į Kauną, irgi taip pat labai žinomam. Ir sakau, daktarė, gelbėkit mane. Sakau, lūpkit laukan, darykit, ką norite. Ir jisai, žinot, man tokius žodžius pasakė, sako, teks palaukti, nes, sako, aš per savaitę turiu 7 ar 9 ištraukimus ir, sako, tu nesi vienintelė, kuri nori trauktis. Ir aš atvykau pas jį, mes taip pat gerai pasikalbėjom. Ir aš buvau užsirašiusi implantų ištraukimui ir tuo pačiu galvojau pildytis riebalais. Bet mano vidinė intuicija ir daktaro žodžiai pasakė, neskubėk, leisk audiniams sugyti, nes ant randų neišsilaiko gerai riebalas. Ir vėlgi aš pradėjau skaityti ir domėtis apie tos riebalus. Galvojau, gal, kažkaip suprantat, kai tu esi porą metų su krūtinė, didelė, visa kita, yra sunku iš karto tapti be nieko, žinai. Bet tokia vidinė intuicija, žinok, man pasakė, kad tu geriau palauk. Tai va, atšaukiau tą vieną operaciją, visgi traukiausi. Žinokit, merginos, ką galiu pasakyti, tai po operacijos aš atsibudau ir aš pradėjau verkti, nes aš nesupratau, kaip aš galiu kvėpuoti. Pilnai įkvėpti, pilnai iškvėpti. Daktaras įbėga į kabinetą, sako, ar kaip tu? Sakau, gerai, viskas tvarkoja, stojuosi iš lovos ir krentu. Jis mane leido visą parą stotis iš lovos, sako, šiandien yra lapkričio 19, švęsk antrą gimtadienį. Sakau, kaip suprasti, sako, pas tai prasidėjo labai stiprus kraujavimas ir sako, vos, sako, galėjo labai liūdnai baigti, žinai. Nes įsivaizduokit, implantus įdėti trunka 45 minutės, ištraukti man truko 6 valandas. Buvau visiškai atidaryta visa, man draskė šonkaulius, nuo šonkaulių lūpo prašiau visų nuotraukų kaip faktinių įrodymų. Čia buvo tokia sutartis su daktaru, sakau, jeigu jūs sutinkate man daryti kaip M-block vadinasi ta procedūra, būtinai ištraukti su kapsulė, nes kapsulė pilyja viduje ir tada gaunasi uždegiminiai procesai. Tai sakau, tada aš darysiuos pas jūs. Tai va, ir dabar taip trumpai neišsiplečiant, ką galiu pasakyti. Ištraukus implantus po mėnesio laiko, aš nuėjau pasidaryti vėl skydliaukės tyrimus. Iš ten uždegiminių procesų, kur ten rodikliai virš 4000, pas mane liko 600, daktaras į mane žiūri, sako, wow. Sako, tokių greitų pasikeitimų nebūna. Visų pirma, jau savaitę po operacijos mano veidas visas nutino. Au, bliaunai, nekas kikoja. Mes turim katiną pačiu išimus, nori su mumis žaisti, o mes tokios susikaupusios, norim ir rimtos jums atrodyti. Tai va, žodžiu, man baigėsi 3 mėnesiai, 4 praėjo, uždegimo kraujyje nebeliko, temperatūra momentaliai nukrito, pas mane dar būdavo toks skausmingas pilvo pūtimas irgi, mesiu nuotraukas į Instagramą, iš tikrųjų šokiruojantys. Realiai pas mane buvo kardinalų šokiruojantis rezultatai. Ir viskas pradėjo keistis. Po to laiko, kai man ištraukė krūtų implantus, nė karto nebegėriau vaistų nuo širdies, nes nė karto nebebuvo pas mane tachikardijos.
pas mane buvo čia plaukai išslinkę, pradėjau plaukai atauginėti, bet irgi laiką bėgant. Bet svarbiausiai pagrindiniai dalykai, kas buvo, galėjau kvėpuoti, nebegeriau nuo širdies vaistų, nebebuvo jokio skausmo krūtinėje ir pradėjau viską matyti kitaip. Aš anksčiau irgi čia šiandien kalbėjau su viena gera draugė, sako, blemba, sako, tu pastoji buvai mieganti, visada nebuvo jėgų. Tai realiai per tos implantus galiu drąsiai pasakyti, kad man griuvo viskas. Griuvo viskas, mano verslas, mano santuoka, bet dabar jau praėjo kiek mums laiko? Paeina 2 metai. 2 metai. Tai kai žiūriu nuotraukas, žinokit, stovi ir galvoju, ar nejaugi čia tas pats žmogus. Toks jausmas, kad iš pelenų prisikėliau ir viskas iš nuo. Tai žodžiu, netgi po to dar ėjau pas širdies daktarę tą pačią, aš reguliariai lankausi. Tai mano uždegiminiai skysčiai belenkaip sumažėjo. Ir tada, kai pradėjau viską lyginti, aš supratau, kad iš tikrųjų faktais, nekalbom, močiutė pasakė, draugė pasakė, faktais supratau, kad mano jų buvo blogai ir kad man įvyko labai stiprus atmetimas. Tai va. Dabar aš tada apie savo simptomatiką, gal išrinkim šviesą, čia tai tokiai prievalandai sėdim. Simptomai pas mane prasidėjo alergija, ant veido baisų skauduliai, spuogai visokie. Šitą jau švies. Prasidėjo, gal gerai, ne, kaip nors. Nesvarbu. Jo, svarbu, mus matot ir girdit. Prasidėjo skauduliai ant veido, kur mano veido oda yra visada ideali ir daug klientų, aš dirbu su žmonėm norinčiais numesti svorio, su maisto papildais, tai daug žmonių žino visas skido. Iš tavo veido matosi, kokie tu esi, kad sveikai maitiniesi, kad tavo organizmas švarus, prasidėjo skauduliai baisus, tada prasidėjo apatija, tada prasidėjo nerimas, tada... Žinokit, toks niuansas. Ir dabar aš turiu vieną savo aplinkoje mergaitę, aš bijau netgi vairuoti mašiną. Netgi savo mieste. Ant kiek tu pasidarai zombius. Tu visiškai pradedi bijoti su žmonėm bendrauti. Tu nori būti vienas, užsidaręs. Aš, kas mane pažįstas, aš esu mega ultra stiprumo žmogus visom prasmėm. Tiek bendraujant, tiek dirbant, tiek sportuojant. Ir aš pasidariau užsidariusi, depresuota, viena. Mane buvęs vyras išsivežė į brangiausią viešbutį, mes išvažiavome į Vilnių, kad aš palsėčiau. Sako, gal tu pavargai nuo darbo, nuo žmonių, nes aš ten su žmonių labai daug kontaktuoju. Tai pradžiai aš galvojau, kad kažkas yra nuovargis. Jo, ir tu, būni viešbutį, kur nerealu tau turėtų būti, o tu guli kambarį ir verki. Ir tu nenori išeiti, tu negali pakelti iš lovos. Šitą irgi perėjau. Tu verki visai ištinus, išbriunkus tokia visa. Žodžiu, jeigu jūs norite apie pačius simptomus, kad būtent kuriuos savo prisitaikėt, nueikit krūtų, implantų, ligos simptomai. Simptomatika yra labai didžiulė ir yra grupės, kur jūs galite įeiti, pasakysim, merginom grupės, gerai. Pasakysim grupės, į kurias jūs turėtų nueiti paskui, kad pradėtų sekti informaciją, nes iš kur atsirado pas mus ta informacija. Nes tugi pažįsti savo kūną, tu jauti, kad nuo ko viską tai prasidėjo? Man prasidėjo visos problemos su sveikata, su savijauta, su emocijom, prasidėjo nuo implantų. Ir aš pradėjau jausti, kad po implantų, ir aš pradėjau jausti, kad tai yra nuo jų. Ir tada aš atsidūriau vienoj grupiai. Amerikiečiškai grupiai. Aš pirmą per Ameriką sužinojau apie krūtų implantų. Ir aš ten tave atradau. Ir aš ten pamačiau tave, nes pamačiau lietuvišką vardą, pavardę ir ėjau ir paprašiau Domantei, sakau, tu lietuvės, kuo atsiūs numerį susiskambinam. Mes tada susidraugavom Facebook'e ir aš pamačiau, kad mes buvom čatinusius. Mes tada, kai įsidėjom, mes tada pasidžiaugė viena kitos rezultatais. O po poros metų mes viena kitai padėjom, nes Domantė man pasakė, aš ketinausi pas savo plastikos chirurgą, kurį ir dėjusi implantus, juos išsiimti, bet jisai man pasakė tokius žodžius. Aš neprižadu, kad aš padarysiu taip, kaip noriu. O čia labai svarbu. Yra implantas. Mūsų kūnas, kad apsisaugoti nuo implanto, aptraukia į tokio audinio, tai yra kapsulė ta vadinama, kuri yra tas, neapsaugo mūsų kūną, bet implantą reikia būtinai pašalinti su visa kapsulė. Ne visi sugeba iš tikrųjų. Tai labai mažai Lietuvoje kas sugeba. Ir pasakė tas plastikos chirurgas, kad aš nesugebėsiu. Ir aš Domantei sakau, aš darysiu pas ją. Sakau, nes aš nežinau, ką man daugiau daryti, bet aš būtinai jaučiu, kad man reikia jos išsiimti. Tai jinai sako, tikrai ne. Sako, aš to rekomenduoju pas kitą, aš nuvažiavau į konsultaciją, aš verkiau ten. Ir aš verkiau. Aš verkiau ten, aš prašiau jo, sakau, prašau padėkit man išimkit, maldauju tos implantus. Jis sako, pas ką įsidėti, pas tą reiktų išimti, bet to dideli labai dėti implantai, sudėtinga operacija, 5 valandas trunkanti, reikia daryti visą krūtinės ląstą, kapsulę, nes jinai labai plona per 2 metus užaugusi, ją reikia skrapštyti nuo šonkaulių, vis atkabinti gražiai, kad jinai nesutrukinėtų, nuo šonkaulių, nuo krūtinės ląstos. Tai yra labai sudėtinga, gyvybė realiai pavojinga operacija. Domantės atvejs tai rodė. Man tai buvo, kad po operacijos dieną aš, žinokit, miegi visą naktį žmogus ir tu atsikeli visiškai išsekęs.
Tu prasme, tau skauda galva visada, tu nenori matyti žmonių, tu nenori matyti savo šeimos, tu net pradedi galvoti, kad tu nebegali jais pasirūpinti, nes tiesiog tu nebeturi emocinės ir fizinės jėgos. Ir aš operacijos dieną dar tą rytą filmavausi save, nes buvau puikiai išmiegojusi. Puikiai turėjau būti išmiegojusi. Galvos skausmas nežmoniškas. Aš vos pašneku, visa spogais nuėjusi. Atsimenu, jo, ir aš susivokį tada, ir man nebijo kvėpuoti irgi, man nebijo kvėpuoti per nosį. Per nosį man nebijo kvėpuoti, man buvo abidvi užgulusios šnervės. Tada aš buvau pradėjus kvėpuoti ant pačio galo tik per burną, bet irgi tas įkvėpimas būdavo toks sudėtingas, toksai... Atrodo, kad tu bandai pagauti, tavo kūnas bando pagauti orą. Ir aš įsivaizduokit po operacijos, ne veltui tas pasakymas yra, susitiksim toj kitoj šviesesniai pusėje. Nu ir įsivaizduokit, ir aš pabundu po operacijos. Tokia sudėtinga operacija, įeina plastikos chirurgas ir aš taip... Man irgi buvo tas pirmas dalykas, kad gali kvėpuoti, kažkoks šokas. Ir aš taip irgi... O būdo taip... Nes iš tikrųjų krūtinės ląstoje yra labai daug nervų, pažeisi nervą nebevaikščiai. Iš tikrųjų daug kas net nežino, bet krūtinėje va šitoj visoje ląstoje yra labai daug nervinių ląstelių. Be proto daug. Mano atvejis buvo toks. Mes abidvi sirgom labai su implantais, bet aš išsioperavau ir man jokių komplikacijų. Man netgi vaistų nuo skausmo, man ten padavė, man atrodo, mezilį, sako, jeigu tau labai blogai, tu gerk, ten 2 savaitės reikėjo antibiotikus gerti, juos gėriau ir aš kiekvieną dieną laukiu to skausmo, kada tas skausmas ateis. Nu, tokia sudėtinga operacija ir aš kiekvieną rytą prabundu. Nu, šiandien galvoju tikrai bus ta diena, kai man skauda, nes kūnui kaip sunku sugyti, nes būna tas inkaro pjūvis nuo spenelio į apačią ir apačioj yra didžiulis pjūvis. Tai ir aš ne vieną dieną neturėjau to skausmo. O kai suskambdavau su Domante, kas tau buvo pasakoti? Oi, man tai iš tikrųjų skausmas buvo labai žvėriškas. Man tai buvo kažkas baisaus, nes pas mane dar pasirodo, be to, nežinau, iš tikrųjų, ar čia yra mano chirurgo kaltė ar ką, man susidarė kapsulės kontraktūra, man plyšo raumuo ir aš dar susiplyšusi raumeniu, dar apie 3 mėnesius kentėjau, kai dar buvo implantai dėti. Nu ir kadangi mano operacija sakė, kiek šiek tiek su komplikacijom, tai sakė, ir to skausmo gali būti daugiau. Bet žinot, kas buvo pats žiauriausias skausmas, iš tikrųjų, kai man chirurgas sako, praeis savaitę laiko, atsistok priešais veidrodį, nusiimk tvarstį ir persirišys, turėsi užsidėti pleistriukus naujus. Va čia buvo didžiausias skausmas, kai aš pamačiau, kas ten liko. Tai žinokit, atrodo, klykiau, verkiau, kad net sekantis namas girdėjo, nes čia buvo grublėta, ten įdubė, realiai atrodo, kad būčiau po stiprios avarijos. Bet vieną dalyką, su visa šitą istoriją, supratau, kad reikia save, žinokit, mylėti. Dabar, kas mane gatvėje sutinka, sako, tu ten tiek esi pasikeitus, pas tave tiek gyvasties, sako, tu visą švytį spindi. Tai aš iš tikrųjų niekada nesigailiu, kad įsidėjau. Niekada nieko nebandau atkalbėti nuo to, aš tik dalinuosi savo potyrių, kas nutiko ir raginu visada merginas domėtis, nebūti aklai pasinešusi, nes dar chirurgas sakė, būna ateina ir sako, mano vyras nori implantų. Tai gerai pagalvokit, ar vyras, ar jūs. Pradėkit tikrai domėtis, taip, krūtinė yra gražu, viskas tvarkoj, bet čia toks... Bet jeigu bus taip kaip man... Arba man, dar baisiau. Įsidėsi implantus ir net neleisi savo vyrui prisiliesti prie jų, nes tu iškart būsi atmetimo reakcija, ne, tik ne krūtinė, tik nelies krūtinės. Tai nieks nei vien čia įmonė pasidžiaugs. Ir išmokite klausyti savo vidaus. Jeigu kūnas duoda signalus, išmokit klausyti. Nes, pavyzdžiui, irgi dabar pas mane labai, tikrai nemeluosiu, daug merginų rašo, man slenka plaukai, aš visa sutinusi, man skauda kūną, o sakau, iki to laiko buvo? Nebuvo. Tai sakau, tu pradėk save sekti, pradėk save girdėti. Tai yra tikrai, iš tikrųjų Simonai, iš tos grupės labai noriu padėkoti, nes jinai labai pamotivavo, labai palaikė. Kaip ta tiksliai grupė vadinasi? Jo, mes būtinai pasakysim tą grupę, nes jūs girdit, kad mes su jom operaciją, mes neturėjom pasirašytos prašymus, nurodymus chirurgui, ko mes norim. Tai yra video, kapsulės kirpimo video. Krūtų implantų liga, detoksikacija ir edukacija iš tikrųjų. Jo, parodė, gal matysis. Aš galėsiu gal savo storiuose įmesti paskui print screeną. Ir čia ne reklama, žinokit, merginos, mes taip nuoširdžiai. Žinokit, aš labai senai norėjau daryti laivą, kažką kalbėti ir panašiai, bet man emociškai buvo labai be proto sunku apie tai kalbėti. Ir jie kažkaip paragino.
Nes, iki šiol yra, žinokit, nėra viskas labai gražu. Atsistatymas yra žiauriai ilgas. Ir be to mano chirurgas iš Kauno pasakė, žinok, žiūrisi mane, jam tai buvo gaila manęs, nuoširdžiai jis be proto myli pinigus ir labai norėjo, kad viską daryčiausi, bet pasakė, po 5 metų greičiausiai šis bus tai uždrausta. Ir aš tokiam šokė buvau po šitų žodžių. Jūs nueisit pas savo plastikos chirurgą arba pas kažkokius medikus ir pradėsit sakyti, mano implanto aš sargu. Jie pasižiūrės, jūs sakys, nusišnekat. Lietuvoje šitą ligą neturi kodo. Amerikoje serga apie 50% moterų. Kiek įsideda, pusė praktiškai susirga ir jiems yra viskas. Yra liga, taip, ta prasme, tai yra sudėtinga liga, kurią medikai pripažįsta ir žino. O čia jums visi sukios pirštas, gal vaizduokit, ir mes pačios turėjom būti savo, nusistatyti savo ligą. Realiai, gerai, kad yra informacijos, pasiskaitai, bet tu pats savo turi priimti sprendimą, kad man reikia išimti, aš pati savo norų darausi šitą operaciją. Ir tai yra labai finansiškai brangu. Ir psichologiškai. Tai yra dvigubai brangiau, didesnė kaina, negu įsidėti krūtų implantus. Tai va, kitas momentas, detoksikacija paskui. Aš prabudau, užsidėjau kitą dieną savo sportinę tašę ant pečių ir išėjau iš klinikos. Ir man į vieną dieną nebuvo skausmo. Bet visas tvarkymasis, visas tas atsistatymas organizmo, žinokit, čia metai. Po truputėlį pradeda tik jaustis geriau. Aš dariau labai didelę detoksikacijos. Visą informaciją iš grupės. Mes dabar jums irgi perleisim Epsom druskos vonios, kad išsivalyti sunkiuosius metalus iš savo kūno. Salierų sultis, aloe vera sultis. Ir aš, kai nuvažiavau pas savo chirurgą, ten man rinkosi skyšiai šiek tiek krūtiniai nusitraukinėti. Tai jisai sako, kažkaip labai greitų atsistatėjai. Atsiprašau, Veručiukas rašo, merginos perspėkit visas, kad turi būtinai atsakyti klausimus stojant į grupę, kitaip prašymas nebus patvirtintas. Jo, tai va išgirdot. Tai apie ką šnekiau? Čia dar liko pasiekmes. Jo, detoksikacija, tai va, kad reikėjo labai stiprią detoksikaciją. Ir mes su Tamante labai atsakingai ją darėm. Ir to pasiekoju, ir svoris gražiai krito. Aš, pavyzdžiui, su krūtų implantais atrodžiau labai didelė. Mane labai storino. Aš pati iš savęs... Merginos, aš dabar greitai surasiu nuotrauką. Aš pati iš savęs esu linkusi į tai, o tai su krūtų implantais šis atrodžiau didelė labai tokia. Tai va ir paskui vyko tas visas. Ir tas patinimas nuėjo nuo veido, nuo kūno. Aš, pavyzdžiui, iki šiol padedu moterim, kurioms reikia tvarkytis. Merginos, čia aš. Pažiūrėkit. Palaukit. Skani ir didelė. Ir be to dar, ką nepaminėjau, man kas buvo su krūtų implantais, mano regėjimas nukrito labai stipriai iki 2 dioptrijų. Bet čia irgi gali būti stapimas. Bet sakau, tie pagrindiniai dalykai visi dingo labai greitai. Jo, tai paskui nesitikėkit rezultatų labai greitai. Jie ateis palaipsniui, kūnas turi pagyti, kūnas yra apterštas, apnuodytas. Bet atsiprašau, kiti rezultatai iš karto jaučiasi, pavyzdžiui, kai tu atsikeli ir tu jau gali kvėpuoti. Taip, arba kai tavo veidas nutinsta, nueina, čia irgi buvo. Man dar žinai, koks vienas labai buvo stiprus, aš nesu tokia labai didelė alkoholio mėgėja, bet man buvo pradėję visiškai alkoholio netoleruoti visiškai, man buvo pradėję maisto nebetoleruoti, pieno produktų, aš praktiškai netgi nebegalėjau daug ko valgyti. Atsiprašau, Edita rašo, dėl to aš ir išsiemu implantų šio mėnesio 19 dieną, simptomai visi kokie tik gali būti, kalbėti daugiau nenori, nes tikrai esu silpna. Taip, Edita, iš tikrųjų. Kad net kalbėti nebegali ir nebenori. Ir tai yra iš tikrųjų labai linkiu labai didelės stiprybės, bet būtų labai smagu su tavim susirašyti po kokių 3 mėnesių, kad tu pasakytum savo pojūčius ir iš tikrųjų labai didelės sėkmės ir viskas bus labai gerai ir pamatysi tu labai gausi gerą pamoką ir išmoksim. Svarbiausia, priimk save tokią, kiek būsi po, nežinok, iš pradžių visas vaizdas atrodo tragiškai. Mėnesis, 2, 3, 4 metai vaizdas, krūtinė putlėja, viskas gražėja ir priimk save to, kokia esi, čia pats svarbiausias dalykas. Po šitų tokių išbandymų tu pradedi labai gerbti savo kūną. Taip. Tai labai pradedi, aišku, išsigasti visų pirma, nes jauti, kad to ateina kažkas labai blogo tavo gyvenimą, kad taip jis ir gali užsibaigti. Ir kitas labai vertini, supranti, kad kokios mes esame unikalios moteris, kokie tie mūsų kūnai unikalūs. Ir reikia juos mylėti realiai tokius, kokius esat. Bet prieš plastines operacijas, aš nesu iki šiol prieš. Pilvo plastika, implantų, krūtų pasikėlimas be implantų, puikiausiai, nes aš kai išsiimu implantų, aš pasiriu krūtų pakėlimą. Graži, paaugliška, normali krūtinė, vaikštau be liemenuko, kur su implantais būnant vaikštau visą suspaudus, tą krūtinę atrodydavo, man ir kaip kitos vaikščiodavo, aš labai daug draugių savo apžiūrėjau ir džiaugiausi jų krūtiniam, džiaugiausi, kaip jos jaučiasi, galiu pasakyti, kad šiai dieną jos jau po truputėlį irgi yra pradėjusios sirgti,
Tai įsivaizduokit, man greit prasidėjo po pusmečio problemos, o kitom po 5, po 6 metų tik. Renata, ir aš pasisakysiu, aš klausau jūsų ir verkiu tik lietuviškos grupės dėka, aš supratau, kas negerai. Čia toliau nerašome. Verkiam ir mes, verkiau ir aš, labai daug kas negerai su manimi, gegužės 2 dieną išsėmų implantus. Na, Renata pasako, ar kažkas, bent porą žodžių parašyk, ar eina kažkas geryn, ar eina kažkas į geresnę pusę. Man tikrai... tokie širpuliai per kūną. Oi, aš sakau, sėdžiu ir sakau, metus laiko, net manęs kas nors paklausdavo apie tai, aš iškart verkt pradėdavau, nes man tai kainavo daug, man tai kainavo mano gyvenimą, mano karjerą, man kainavo pačią save realiai, paaukojau 2 metus, nes man labai greitai. O žinote, merginos, dar kodėl aš po to pradėjau gilintis, kodėl man gavosi labai stiprus atmetimas. Tai jeigu turite bent menkiausių problemų su skydliuke, su hormonais, labai gerai pasverkit viską. Nes aš turėjau labai mažų problemyčių, kur net nereikėjo gerti tiroksino, tik tiesiog reikėjo save prisižiūrėti, mažiau jodo, mitybą, o po to viskas, kai šovė iki tokio lygio, kad wow. Dabar dar vienas, nes aš atsiminiau, kad galima pasidaryti tyrimą, kuris vadinasi HLA-B27. Jisai parodytų, kaip jūsų kūnas priims, ar jūs turite tam vadinamą tokį antigeną ir kaip jūsų kūnas, jeigu turite jūs tą antigeną, tą HLA-B27 bus teigiamas, krūtų implantus jūs įsidėsiu 100% susirgs. Tau rašo klausimą. Ieva, po pakėlimo vaizdas buvo gražus, ar vis tiek reikėjo laiko estetikai? Iškart nebuvo gražus. Kaip Domantė sakė, viskas susistovi, susivaišto, visi riebalai, viskas susibūna. Prisipildo, atrodo, išputlėja. Jo išputlėja labai gražiai. Galiu pasakyti, labai dabar gerai. Labai, Ieva, niekada tokios gražios neturėjau krūtinės kaip dabar turiu. Pavyzdžiui, žiūrėk, Ieva, jeigu tu darysi pakėlimą tiesiog ir tu neturi implantų, tau iš karto vaizdas bus gražus. Bet pas mumis buvo labai tokia traumuojanti operacija, tai automatiškai tai ir tas vaizdas buvo tikrai žiūrėti traumuojantis. Dar sik noriu paraginti, darykitės pakėlimą, nes ta savo krūtinę, kurią tu gali liesti, kurią tu gali liesti, kurią tu gali, su kuria tau yra patogu gyventi, kuri yra tavo, tai yra pats svarbiausias ir pats patogiausias iš tikrųjų būdas. Mes nenorime atšnekėti nuo krūtų. Niekada, mums čia ir nebuvo, sakau, man irgi, kai labai daug moterų rašo ir dar kartais draugiam pasakau ir lygina. Mano draugiai buvo gerai, sakau, mieloji, tai taip, visada sakau procentaliai, viskas gerai, viskas blogai, mes nebandom čia atkalbėti, kad o jūs nedėkite, čia yra blogis, ne, tai yra gražu, tai yra seksy, viskas tvarkoja, bet tiesiog, ką mes norime pasakyti, kad nėra viskas taip gražu, kaip iš tikrųjų patiekiama. Ir plastikos chirurgai, jie neveltui tau duoda pasirašyti 20 lapų prieš tokias plastinės operacijas, nes tu jų net negalėsi apkaltinti, nes aš, pavyzdžiui, sakau, įsivaizduokit, jų mum rakštį atmeta, ne? O ten implantai, ten yra vandenukas, ten yra labai daug cheminių elementų. Ir kaip žinoti, ar tu nebūsi alergiškas, kaip tau suveiks ir panašiai. Tiesiog tokia kaip edukacija, ne, kaip gali būti, bet ne faktas, kad tai bus. Jūs tiesiog žiūrėkite, domėkitės ir tikrai, iš tikrųjų šiandien vieną tokią mintį galvojau, kodėl aš dėjausi krūtų implantus. Ir aš tikrai savo nuoširdžiai gerdama kavą atsakiau, nes aš turėjau kompleksų ir galvojau, kad su implantais aš galėsiu savo patenkinti, pakelti savivertę, bet merginos aš per 2 metus 2 kartus buvau tik iškirptę užsidėjus. Tai ir išsiėmus implantus supratau, kad žiauriai buvau žemam lygyje kaip moteris, labai turėjau daug kompleksų ir tada prasidėjo, po implantų ištraukimo pas mane prasidėjo kelionė, kaip mylėti save. Ir tai yra, žinokit, irgi darbas. Tai jeigu norite dėtis kažką tokio, rekomenduočiau pirmą taip nuoširdžiai pinigus neinvestuoti į implantus, o investuokite į save. Gal pas psichologą nueiti, gal pakeliaukite, iš kažkokią naują veiklą užsimkite, išmokite lepinti save ir mylėti ir gal netgi suprasti, kad jums net kitų dalykų net nereikia. Iš tikrųjų, ne? Čia rašo viena mergaitė, aš paskaitysiu. Turiu operaciją po 3 savaičių, implantas plyšęs, endoskopuoja, echoskopuotoje įtarė, kad ir antras tuoj pareis. Wow. Tai bet jau daug metų jau, manau, tu turėjai tos implantus, ne, aš manau, nes plyšta tai ten po daug metų. Man įdėjo 395 ml, jaučiuosi gerai, dar buvo minčių ateityje įsidėti daugiau mililitrų, bet paklausius jūsų jau bijau, užteks tiek ir tikiuosi, kad jausiuos visą laiką taip. Tikimės ir mes, bet irgi toks yra vienas labai juokingas niuansas. Irgi kalbėjau su viena moterim prieš metus laiko, gal grubiai ir aš jau turiu 7 metus, pas mane viskas gerai, sakau, niekada, sakau, neginkite Dievo į medį.
Ir jinai man irgi kaip tik pati irgi rašo, nes jinai, žinok, man prasidėjo širdies permušimai ir visi kiti dalykai. Tai duok dievę, mes nesakom, kad čia dabar visam bus hana. Nu, vat Ieva, pavyzdžiui, rašo, kad 4 metai turi ir jeigu echoskopuotoja sako, kad plyšęs, ne, aš taip supratau. Jo, tai, pavyzdžiui, muziuokit, man nebuvo plyšęs. Tu nueini, tyrimai geri. Tu nueini ir tu savo noru, tu pasidarai tokią operaciją. Sumokė didelę pinigų sumą, nors implantai neplyšia, viskas taisyklingai, viskas gražiai. Nu, va tokį turi dalyką, pats savy susikaupti ir padaryti. Tai yra labai sudėtinga. Aš irgi kaip Domantė paukojau irgi ir karjerą, kur buvau lyderė ir dirbau ir užsiminėjau. Visiškai tas emocinis nukritimas, tai man viską irgi, aš paukojau viską. 4 metai pasiimplantai. Jeigu implantai plyšta, tai čia ne tavo kaltė, nes netgi yra ten tie eksperimentai visokie daryti, kad ten žiūrėk, vos ne mašina pervažiuoja, vos ne ten tu su plaktuku daužai tie implantus ir jie lieka vietoje, jie neplyšta, tai čia iš tikrųjų reikėtų kreiptis savo chirurgą, nors jie irgi yra protingai padarę, kad 4 metai jie jau nebeatsako už tai. Nu, čia tokia situacija, sakau, babank realiai. Tai va, HLA-B27 tyrimas, jūs tą tyrimą galite pasidaryti, aš apie jį sužinojau, aš tada, kai tik susirgau, aš jį pasidariau taip, man yra teigiamas tas tyrimas ir tokiom moterim turint teigiamą tą antigeną, negalima dėtis ir, pavyzdžiui, šiai dienai mamogramą dariausi neseniai, šiai dienai man iki šio laikosi kūno uždegimas, man šiai dienai paišo artritą. Tai viskas nėra taip gražu, kaip gali atrodyti. Galva yra šviesesnė, mintis yra skaidresnės. Jėgų daugiau, šakės. Taip, ir sportuoti vėl gali ir bendrauti. Aš dabar į 5 aukštą užbėgu, einu į sporto salę, irgi jau bandau grįžti į savo mylimą veiklą. Kitaip mintis dėliojasi, nes iš pradžių būdavo eini ir pamiršti, kur eini. Bet iš tikrųjų, brain fogas vadinasi. Sakau, amerikiečių grupė ir lietuvių grupė labai daug rasite breast implantinės arba krūtų detoksikacija ir edukacija. O dabar Renata rašo, įsidėjus implantus po metų, širdies permušimai, skydliaukės veikla labai suaktyvėjusi, plaukų slinkimas, galvojau, kad mirsiu. Ta pati situacija ir man buvo, tik sakau, man buvo keisčiausia, kad aš vaistų iki šiol nebegeriu. Skydliaukės tyrimai susitvarkė labai greitai ir be to merginos numečiau per 3 mėnesius 23 kilogramus. Ko man nepavyko su implantais padaryti 2 metus. Taip, svoris visiškai nekrenta. Tai va, jeigu irgi ta detoksikacija jums bus reikalinga, po to tai kreipkitės, mes su Domantė padedam kitom moteriam irgi detoksikuoti savo kūnus greičiau, nes tikrai plastikos chirurgas netgi ir pats pasibėjo, sako, kažkaip greičiau tu atsistatai, negu visi, ką tu darai. Čia nereikia galvoti, kad įsitrauksi ir vyks stebuklai. Tikrai vyko stebuklų, kur tu aš jau per mėnesį laiko pamačiau, bet reikia ir darbą įdėti tai kažkaip. Va, tai va, kad implantai mane susirgdino, dar klaustukas, ar nesusirgdino ilgam. Kol kas yra sveikata sekama, žiūrima ir kūne besilaikantis uždegimas. Ir, pavyzdžiui, mano močiutė sirgo krūties vėžiu, yra krūtis nupjautas. Tai man irgi reikėjo apie tai pamąstyti, nes genetika kiša koją ir nereikėjo tokių dalykų man dėtis. Tai jeigu pas jūs kažkas šeimoje serga krūtų... Ar draugės, ar kažkas, tai... Jo, reiktų nesidėti. Ai, ir dar merginos, ką norėjau pasakyti, ta mano temperatūra laikėsi, ne? Ir aš dariausi, kaip tam vadinasi, ne rentgenas, o tomografas, krūtų... Kaip tas... Echoskopas? Ne echoskopo. Echoskopo metu nemato, žodžiu, pastatė, nufotkino mane ten ir žinokit, pas mane visur buvo raudona. Visur rodė belenkokį uždegimą. Ištraukas implantus, nuėjau dar kartą pasidaryti. Minimaliai belikė, tai tik rodė, kad yra negerai. Čia jūs labai daug rašo, paskaitykime mane. Echoskopuoti aiškino, kad pas mane baisiai daug skyšių ir tie skyšiai tuos implantus ir griaužia. Emociškai man pasisekė, nes pirmą nusprendžiau įsiimti, o po mėnesį nustatė plyšimą. Čia taip pat situacijos, ne? O aš dar geriau vaistus nuo skydliaukės, tai po eksplantacijos skydliaukės tyrimai buvo geresni. Taip, Renata, tikrai geresni, bet dar... Merginos kaip randai išgyja? O čia jau labai individualus dalykas pagal tavo kūno randėjimą. Aš asmeniškai labai šviesus, man tokius labai gražius randus padarė. Kaip sakom, inkaro formos, man po krūtinėje gavosi. Man labai gražiai irgi sugėjo. Jo, tai čia... Balikškvėja, taip, žinai, pasidaro tokie pradžiai raudonių būna labai, kaip ir visi randai. Pradžiai būna baisiai. Nu, bet jeigu jūs galvojat, kad viskas atrodys taip, kaip kad be pjūvio, krūtinė vis tiek yra papjaustyta, bet
Bet man kažkaip aš netgi pasižiūriu, vat irgi tą surandusi tą krūtinį ir galvoju, nu ir gerai, vat, čia yra mano gyvenimo istorija ir aš visiškai iš tikrųjų labai išmokau priimti randus, viską išmokau priimti, ką patyriau. Tai ir jo, bet tepiau kremuką, nežinau, drėkinimas yra svarbus, visa kita, bet tu gali investuoti tūkstančiais ir jeigu tavo kūnas bus linkęs randėti, tai pas tave bus ryškesnė, tai jeigu pas tave viskas okei. Ant kiek tai nesvarbu, jūs neįsivaizduoju. Nežinokit, ant tiek, pavyzdžiui, aš galvau, kad aš tikrai galvau, kad aš numirsiu, kad aš vieną dieną tiesiog nebepabusiu. Tai ant kiek buvo nesvarbu, tai buvo netgi, žinokit, toks klausimas, tai netgi būtų buvę reikėjo, ar man būtų reikėjo parduoti vieną butą ir pasidaryti operaciją, aš būčiau sakius, nes aš labai norėjau gyventi. Tai mes nenorim, žinokit, pavardžių vardų minėti, nes mes tikrai, ne plastikos chirurgų yra kaltė. O kas operavo, ar įdėjo, ar ištraukė? Klausimas, kas ištraukė, aš drąsiai galiu teikti, garsiai labai esu dėkinga už antrą gyvenimą, tai yra Saulius Vikšraitis. Aš irgi. Jo, nes jisai iš tikrųjų vienas tų pradininkų Lietuvoje prieš daug metų, kuris apmokino daug plastikos chirurgų tai daryti, bet tikrai esu jam labai be proto dėkinga. Nu, jis brangiausias realiai, bet tu garantuotai atsiguli ir žinai, kad bus gerai padaryta. Ja. Tai va, visos taisyklės, ką prieš einant operacijų reikia prašyti plastikos chirurgo. Bet ir kas man labai patiko, kad jisai nesakė, kad tu durna. Ką man sakė mano chirurgas, pas kuris man dėjosi, tikrai neminėsiu dėl... Žinot, po to bus interesų susitikimas. Ir žodžiai, ir jis sakė, ne, tu čia nusikalbi, tau čia negali būti. Aš pas jį atvykau ir jisai žiūri mane ir jisai sako, padarysim viską, kad jaustumės geriau. Bet sako, turėsi palauk, nes ne tu viena. Ir jisai nepasakė nei, kad tu kvaila, nei, kad tu durna ir panašiai. Bet sakė, vieną dieną tai bus uždrausta iš viso. Žinok, aš iš Sauliaus, jaučiu, tokį nuoširdų, tokį, žinai, kad, aš verkiau atsimenu atsisėdus, nes nebeturėjau ką daryti, žinai, ir Saulius man sako, gerai, sako, spalio 12. Aš antroji konsultacijų susitikau man operuoti. Pradžiai dar jisai mane siuntė pas tą, ką aš sėdėjau. Aš mačiau tokį nuoširdų akyse, jo tokius, kad, nes jisai tokių kaip aš matė jeigu jisai savaitę po 7-8 tokias išoperuoja, išima implantus. Tai jisai tų istorijų, jis tiesiog matės ir aš pas jį pirmąjį pamačiau akyse, kad jisai supranta, kaip aš jaučiuosi ir kad aš tikrai sargu. Vat už tai jam pagarba, žinai, nes kai tu atrodo tas žmogus, kuris tau sudėjo, tu kreipiesi į jį, prašai pagalbos ir jisai žiūri tave ir galvoja. Renata rašo, pas mane 5 mėnesiai po operacijos ir randai raudoni. Bus ta raudoni. Bus svarbiausia yra ko nenešioti, tai liemenėlės su lankeliu. Jo, aš nešiau sportinę liemenėlę. Jo, nes kad kuo mažiau dirgiklių būtų. Jo, tai čia, žinai, individualu, žinai. O Renata pati sveikata, kaip Ajumi Renata jau sakė, kad pagerėjo skydliaukės tyrimai ir visą kitą. Jo, tai vaišėme, pasakėm, Saulius Vikšraitis, jį promotinam. Mums už tai nemoka, nesiūlo implantų sudėję. Sauliukai, mes tavim, ačiū tau, kad tu buvai su mumis, mes dabar tave reklamuojam, nesu ką darys, toks gyvenimas, gerų žmonės reikia reklamuoti, ne? Nes realiai jis mus išgelbė, nes aš, pavyzdžiui, spalio 12 švenčiu. Tai yra mano gimimas, nes aš tą dieną gimiau, nes aš spalio 11 dar galvau, kad numirsiu. Mano lapkričio 8 gimtadienis, lapkričio 19 operacija. Tai visą mėnesį šventė. Daug kraujo netekau ir buvo iš tikrųjų baisu, bet viskas yra. Dabar svarbiausia yra viskas labai gerai ir tikrai merginos, kurios rašot, galite rašyti asmeniškai. Jeigu dar nedrįstate čia kažko paklausti, atsakysim, padėsim, patarsim ir sakau, aš jau per mane, iš mano pusės, asmeniškai po mano istorijos išsitraukė 6 merginos ir sako, mes tavęs niekada gyvenime nepamiršim, ačiū tau už viską, už skirtą laiką ir panašiai. Papsėsis, žiūrėkit, fun fact vieną, ne? Žodžiu, atsimenu, žiauriai man, kaip sakau, netoleravo nei maisto, nei gėrimų, žodžiu, nieko. Ir aš įsivaizduokit, ant kiek aš reikėjo, man atrodo, mėnesių mums su tuo bintu apsisukus vaikščioti, ne? Tas bintas iš vis mūsų tokias lentas padarė, tu išsiėmė implantus ir dar su bintu apsukta tokia laistiniu. Ir aš su tuo bintas po rūbais ir aš ant tiek gerai po savaitės, gal po antibiotikus, kaip baigiau gerti, gal po kokių, man atrodo, tą dieną baigiau gerti antibiotikus ir ant tiek toksai visas, gerumas kūne, toksai jau, variau tūksinti.
Variau tūsinti į klubą, su bintais apsisukus visą dzin, kad lenta. Ir man pradėjo viską toleruoti. Tada aš supratau, kad aš vėl jauna ir vėl galėsiu kartais išeiti out. O aš tai tokia karvė buvau, man kiti tetą vadindavo, galvodavo, kad man 35 metai. Žiūrėkit, Renata, aš irgi dariausi Saulių Vikšraitį po poros mėnesių laiko, atvykau apžiūrį, gydytojas man pasakė, kad aš daug gražiau atrodo. Vat sakau, Saulių reiktų paimti, nuvažiuoti ir išbučiuoti. Taip bučiu, kad taip. Toliau, Viktorija, tai turėjo elgiai geriau net nerizikuoti. Taip, jeigu tu turėjo elgiai geriau net nerizikuoti. Tikrai yra geriau net nerizikuoti to daryti, nes niekas nežino fakto, kaip tai bus. Taip, antrą gimtadienį švenčiam. Nu tai visiškai. Tai ta diena būna toks prašvitimas, nes kaip ten angliškai tas pasakymas? Meet in bright side kažkaip, ne? Susitiksim kitoj šviesesnėje pusėje, žinokit. Tai vat, pavyzdžiui, dabar, tarkim, yra, tarkim, šiandien ta tamsi diena mano gyvenime ir rytoj yra operacija. Ir rytoj jau būtų ta šviesi diena. Viena diena skiria tave nuo realybės, nuo galėjimo vėl bendrauti su žmonėm, nuo norėjimo, nuo libido susitvarkusio, nuo visko. O libido tai tikrai, panas, iš kur drenai išeina iš pivo, kiek laiko drenus. Iš šonų. Iš šonų, jo. Iš šonų buvo drenai. Ir kažkaip, žinau, ten Amerikoje tai jos paleidžia su tais drenais, jos ten vaikšto ilgai ir nuobodžiai. Pas mus dar kažkaip ne. Parą ir man rinkosi skysčiai. O man viskas buvo to, ačiū Dievui, bent vienoje vietoje nebuvo komplikacijų. Nes vat koks skirtumas, kad aš atsistačiau ir kad man neskaudėjo, o domantį belen kaip skaudėjo. Tai dėl to mes negalim pasakyti, kad jūs galva bus šviesi ir kad galėsit kvėpuoti taip. Bet ar skaudės ar ne, tai mes negalim pasakyti. Taip, drenai parą laiko, jeigu mato, kad yra komplikacija ir kaupėsi daug ten tos indėlius skysčių vandenų, tai gali palaikyti dar parą. Bet čia daktaras sakė, šiaip dažniausiai parą laiko ir paliekam natūraliai susitvarkyti. Bet aš manau, žinokit, su laiku parės kaip iš Amerikos, nes viskas iš Amerikos pareina, aš manau, padarys operaciją ir kitą dieną su drenais ir porą savaičių vaikščiosim su tais buteliukais prie šonų prikabintais. Mano draugė labai užsidegusi nori papų, bet kaip norėčiau, kad labai viską girdėtų, turi daug sveikatos problemų, bet vis tiek nori. Mes šitą laivą išsaugosim, jis bus ant mano sienos ir jinai galės pafollowinti ir galės ateit pažiūrėti tada, kada jinai bus pasiruošus tam. Nes aš, pavyzdžiui, turiu savo aplinkoje dabar vieną mergaitę, kuri bando visais būdais šnekėti, kad tai yra ne nuo to, nors jinai ir mašinos bijo vairuoti ir taip toliau. Aš sakau, žiūrėk, tu dabar visą naktį miegoji šiandien. Sakau, tu jauties pailsėjus, nes realiai žmogus tu gali dirbti fiziškai, užsiimti, ne, ir įsimiegi naktį ir atsikeli kaip naujas, atsistatai ir neatsistato jinai. Aistė rašo, kaip supratot, kad nuo implantų bloga sveikata, va taip ir supratau, kai anksčiau buvau degtukas, 6 ryto kyliai, vakare nei tik prisėdi, barai, kūda, straina, jokių skydliaukės problemų, kraujo tyrimai geriausi, visada buvau ugnelė, va tai sakydavo, tu kai degtukas. Ir po to sudėjus tu pradedi tikrai, jau supranti, va, ir kvėpuoti nebegali, ir kraujo tyrimai, viskas blogėjo, uždegimai, mėnesinės dingo. Ir supranti, aš tada netgi rašiausi ant lapo ir galvojau, blemba, ar čia man kažkas negerai su galva, ar iš tikrųjų viskas vyksta. Ir žodžiu, pas mane yra klinikiniai tyrimai, kaip aš iki neturėjau problemų, pas daktarus jaučiu tik kai gimė buvau paskutinį kartą, tupiau joks jokais. Bet ir tada viskas pradėjo griūti, tu pradėjai matyti, čia uždegimai, čia tiroiditai, čia tas, čia temperatūra, čia nepaini, čia krenti, čia... Va taip ir supratau, kad yra būtent nuo jų blogai, nes tu niekada neturėjai jokių problemų. Ir čia stebuklingai viskas pradėjo birėti, kai tu tik jos pradėjai paturėti kurį laiką. Ir aišku, tada pradėjai lyginti kitų moterų pokalbius, kas turėjo, kas išsėmė ir tada galvoju, blemba, man lygiai taip pat. Ir kas sėkingiausia, bet lygiai taip pat, žinai. Tai va taip ir supratom. Pradėjote apie libidą, bet nušokote ant kitos minties. Libido skaito. Nėra čia labai tai fainai šnekėti apie savo gyvenimo libido, bet apie tai pakalbėti reikia. Ne, libido, taip, libido krito. Išnyko. Išnyko, realiai. Kaip ir mano mėnesinės išnyko, hormonai sutriko, tai jau man įtariu, libido nukrito dėl to, kad man hormonai išsibalansavo. O hormonai, žinot, moterim po gimdymo, po visko labai hormonai turi didelį įtaką. Tai va, tai libido buvo labai prastas, labai ir po to galiu pasakyti, gal irgi sutapo, žinai, kai tu blogai jautiesi. Jaučiu, kas tapo. Ir man jaučiu, tapo. Žinai, kai tu blogai jautiesi, tau yra temperatūra, pastoviai tau skauda krūtis, tu vartytis nenori, tai automatiškai tu nieko nenori, bet netgi ir tom merginom, kuriom buvo mažiau simptomų, irgi sako, libido vienas iš tų tokių, kad krenta labai stipriai. Bet nežinau, tų faktų reikia iš tikrųjų daugiau pasidomėti, pasiskaitinėti, gal pakalbėti labiau su tom merginom, kuriuom... Mes galim tik patvirtinti, kad tas visas moteriškas žavesys ir tas
moteriškas seksualumas, jisai sugrįžta 2 kartus stipriau, negu kad buvo. Kažkodėl kūnas atsidėkoja, sako, šitau, dabar būsi seksuali. Aš nežinau, kas įvyksta, bet, blemba, žinokit, kūnas tiesiog atrodo, tau dėkoja ir sako, tu teisingai padarėjai, tu dabar varyk. Ir tu kaip varėjai prieš tai, dabar toliau varyk. Bet sakau, nebus taip, kad išsiemėt ir iškart, o, čia happy, čia viskas, o kaip Man po tai sako, įtariu, tas trupučiuką. libido dėl mėnesinių. Aš po to galvoju, blemba, čia mėnesinių. Man buvo mėnesinės. Man nebuvo. Man hormonai nebuvo sutrikę, Man bet buvo. libido nebuvo. Tai čia tokie, žodžiu, turit jausti, girdėti, klausyti savo kūno. Žiūrėkit, Labai pasakykit stipriai. savo pačius paprastai, žiūrėkit. Dabar, tu prieš implantus kaip jautės, tu save atsimeni, kokia tu buvai. Tu, pavyzdžiui, šiandien visą naktį miegojai ir tu nepalsėjai. Tu išvažiavai atostogų ir ten nenorėjai nieko matyti ir nepalsėjus grįžai. Ir tu bijai vairuoti savo mašiną, savo mieste, kur tu buvai pati kiečiausia ir tu buvai ant bangos ir tu nebesi ant bangos ir tu nebepailsi naktį išsimiegojus. Nebepaeini, Nuo skauda. ko? Kaip tu galvoji galėtų tai būti nuo ko? Visi tyrimai rodo, kad tau viskas gerai. Daryk sprendimą. Matai, tau tyrimai rodė, kad geriau, man visi tyrimai rodė, kad šakės ir echoskopuotoja, pati man krūtų echoskopuotoja, Klaipėdoj sako, lup klauk. Sako, lup klauk. Dabar žiūrėk, apie tyrimas. Man rodė lengvą kūno uždegimą. Man iki šiol jį rodo. Žiūrėkit, kas vyksta. Bendras kraujo tyrimas rodo uždegimą. Jūs nueisi pas šeimos daktarę. Ką jums jinai sakys? Gal sloga neseniai sirgai? Arba gal pūslelė nebuvo neseniai? Jo. Nu tai va dėl to. O jeigu taip, nesąmonė, ir jūs turit, tas bendras kraujo tyrimas praktiškai nieko nepasako. Jis parodys, kad yra uždegimas lengvas. Tai jūs iškart turit vėl po kurio laiko, po 2 savaičių. Ir va taip tikrintis, darytis bent jau be bendro. Ir jeigu nedingsta tas kūno uždegimas, jisai pas mane nedingsta, aš nežinau kodėl. Reikia eiti toliau gilintis, šnekėtis, sekti save. Pas mane dingo kažkur. Man realiai ir skydliaukės veikla, skydliaukės ten tie uždegiminiai, jie man susitvarkė gan greitai, nukrito rodmenys. Sakau, ten labai mažai laiko po operacijos praėjus, bet vėlgi turiu dabar tiroiditą, kur realiai aš turiu vis tiek su to kovoti, bet sakau, gertas vaistukus, bet sakau, Žodžiu, padraskė. tas baises, padraskė stipriai sveikatą ir kaip bebūtų paliko tokių šiek tiek dovanėlių man. Jo, o pas mane tai aš nežinau, aš dabar labai rimtai užsiėmu siekti žiūrėti, nes vienas syk nuėjau buvau po slogos, sako gal rodė, dabar nuėjau po pūslelę, sako gal rodo, dėl to aš dabar darysiuosi sykį mėnesį ir seksiu, žiūrėsiu, o jeigu ne, tai tiesiog reikia užsiimti ir eiti pas rimtus specialistus, žiūrėti kodėl, nes mano giminėje buvo sergančių krūties vėžių, tai čia reikia žiūrėti, ar nebuvo kažkas pakenktas su krūtų implantais ir ar visą tai neina į ligą. Taip, aš visus simptomus turiu, rašo mums kosmetologė, bet nepamenu, kokia buvo be implantų, nes tai buvo 12 metų atgal, plus depresija turiu daug metų, bet kūno temperatūra ir išjautrėjusi oda. O aš net negalėdavau odos priliesti, man būdavo baisu. O hormonais viskas kraujas geras. Aš merginos rytoj, iš tikrųjų, šiandien jau aktyvi diena buvo. Rytoj sukelsiu pas save domanį, kaip aš vadinuosi Instagrame. Kaip tu vadinies? Kaip aš pavyzdžiui, aš į save žiūrėjau su implantais, kokia graži, kokia faina. Tada pradėjau storėti, tada pradėjau pūstis, visą kitą. Kaip tu vadinies pasakyti? Domantė Reka aš vadinuosi. Rytoj sukelsiu nuotraukas, o čia atsakysime aš kosmetologija. Kaip aš irgi supratau, kad blemba buvau be implantų kitokia, tai va rytoj sukelsiu, nes jūs sakysite, čia yra photoshopas, tai esi ne tas pats žmogus. Žiūrėk. Tiesiog ir man artimieji sako, kas tu yra, sako tau, alio, sako tau, viskas gerai. Sako, atsibundam. Plus depresija, tu sakai. Tai ta depresija man buvo su implantais. Taip, man panikos atakos jau tiek metų nebeturiu, va, kai įstraukiu, man dingo ir panikos atakos ir visi kiti reikalai. Aišku, panikos atakos ateina iš čia, o kaip tau bus čia gerai, kai tau visur yra blogai. Tai čia toks sudedamasis dalykas. Daug komplikacijų ir daug operacijų. Bet tiesiog netokia, kai galvoju sau užsimti, mano chirurgas vėl užsimti, bet Turkijai. Aha, aš girdėjau apie tos išėmimus Turkijai, irgi labai daug domėjausi. Blemba, iš tikrųjų, turite, aš iš tos grupės Breast Implantinis irgi skaičiau, kad kai kurios įima Turkijoje, nes, pavyzdžiui, gyveno Amerikoje, ten beprotiškai didelės kainos yra išsiimti, ten tūkstančiais, ten kainuoja ne po 10 000, dar daugiau, ten jėzu. Tai vienintelis dalykas visoms, kas planuojate išsiimti, jūs turite pasakyti savo chirurgui, kad net nepasakyti, jūs turi jums raštiškai patvirtinti, kad atliks M blokų,
tai skaitos pašalinsiu pilną kapsulę, nes išimti implantą ten jam pusvalandukas, kad pašalinsiu visą kapsulę, kad nufotografuosiu jūsų krūtinę su inicialais. Pavyzdžiui, DR, kairė, dešinė. Jie sakyti gali viską, bet turi būti raštiškai patvirtinta. Nuotraukos. Ir kad fotografuos krūtinė prieš, krūtinė atidaryta, krūtinė ir kad nufotkins implantus su visom kapsulėm šalia. Ir kirpimą kapsulės turi pafilmuoti. Jo, ir va tik tokiu būdu jūs pasirašykite darytis O ką į Turkiją važiuoti? Ką daro Saulis gerai? Nu, ir nereikės niekur, aš net neatsimenu iš tikrųjų, kiek mokėjau, bet tikrai... Aš tai atsimenu, 4000 eurų aš mokėjau, bet tai yra su pakelimu. Man be pakelimo virš 3 kainavo, 3,2 ar 3,3 man atrodo, jeigu neklystu. Daug komplikacijų rašo viena mergaitė ir daug operacijų darė. Žodžiu, aš nežinau, bet turite visas, gali skristi Turkiją, gali skristi Dubajų, bet svarbiausia M-Block būdas ir būtinai, kad jisai raštiškai tau patvirtintų, kad jis atliks visą šitą procedūrą, kad nebūtų oi pamiršau, nenufilmavau ir panašiai. Nes kiek yra merginų irgi išsitraukusių ir daktarai padarė M-Blocką, ištraukė kapsulę ir iš tikrųjų neištraukė ir paliko gabaliukų ir joms Nedingo simptomai. Tikrai ne. Jo. Bet aš sakau jam viską, sakė, sutvarkys, prašysiu, kad viską... Jūs galite tarpusavį kalbėtis, jis gali sakyti, jo, padarys, bet raštiškai. Nebus raštiškai, jis tau gali žadėti, kad jis tau viską padarys. Kad ir koks fainas atrodys. Ir paklausti, kiek yra turėjęs operacijų M-Block būdu. Ar jisai turi patirties ant to. Kad neeksperimentuot ant jūsų, nes čia per gyvybę gali jūs iš tikrųjų kainuoti tokie dalykai. Tai ką žinau? Kas dar, merginos? Kas dar? Jeigu kas bus neaišku, rašykit dar mums į profilius. Tai va, svorio irgi numetimuose aš irgi galiu daug patėti, va, detoksikaciją dariausi pas Ievą per Ievą, irgi dabar testuoju, esu labai stipriai užsivedusi. Ir šiaip, sakau, įkelsiu savo profilį Instagramo. Domantė Rekaš, gali tikrai mums užduoti klausimus. Ja. Tikrai padėsime tą visą dalyką įsivažiuoti, nes kai esi vienas šeima aplinkoje, niekas nesupranta, kas čia su tavimi vyksta. Ne visi galvoja, kad aš Domantės dėka. Paskui mano pagalba mes kartu detoksikaciją darėm. Tiesiog padėjom viena kitai. Ja. Ir jūs gal neturi tokios irgi papų sesės, kad jums padėtų, tai bandykit rašyti. Į Turkiją, nes dar tvarkytis pilvą. Jo koordinatorė sakė, išvalė jai, bet parašysiu raštiškai. Viskas tik raštiškai ir būtinai tik raštiškai. Nežinok, tau bus tai labai svarbu, nes yra tokiu atveju, kur ištraukia implantus ir po to dar tenka dar kartą vykti ir šalinti tik kapsulę. Vėl tave pjauna, tave drasko ir panašiai. Aš bijau, kad psichologiškai man bus sunku be papą. Eik tu tik tais. Eik. Žinok, aš niekada tiek daug dėmesio be papų negavau kaip su papais ir tokį seksualumą ir visą tokią euforiją ir be to bijau būt be papai. Bet žinok, pavyzdžiui, aš sudėdavau, atsimenu, kažkokia šventė, užsidėjau tokią suknelę užkiptą, žinok, kaip atrodė vulgariai, be papų užsidėdė suknelę užkiptą, kaip seksualiai. Nebijok. Jo, nes tavo akis, tavo gyva oda, supranti, čia tik papai. Jeigu tu vaikštai visą tokia numirus, žinai, kam čia įdomu tie papai. Svarbu tavo akis, tavo moteriškumas, visi tie bairiai, jie grįžta į kūną. Aš irgi dabar turiu nuostabų žmogų šalia ir jis sako, papai fainai, bet su papais negyvensi, svarbu ta visa charizma, ką tu spinduliuoji, kai tu turi jėgų, tu turi energijos, tu spindi tavo akį, tu visą spinduliuoji, tai žinok, tie papai čia. Taip. Tie papai. Kaip merginos, ar patiko jums mūsų laivukas? Man iš viso pirmą kartą, tai jeigu iššokinėjo mintis, tai atsiprašau. Ne, tu labai tokia protinga, esi visai draugė pasirodo. O man tai byla blandi. O man tai čia nebuvo jokių problemų su jumis pašnekėti, nes aš labai dažnai per Instagramą šneku ir aš su žmonėm dirbu, tai čia jokių dalykų. Tai ką, merginos, taika, sėkmė, laisvė, grožis. Tai aš vyro neieško, aš turiu vyro. Jis sakė, tai va, super. Svarbiausia, sakau, turėti žmogų, kuris tave palaikys. O kai tave palaiko, jisai pamatys, ant kiek tavo energija, tavo gyvybė grįžta ir sakys, ačiū Dievui. Grįž mano mergaitė, grįž mano mamai į šeimą. Šaunuolės jūs. Ačiū, kad žiūrėjau. Ačiū jums, kad klausėt. Kas bus neaišku, rašykit. Tikiuosi, mes kažkam atvėrėm akis ir jums bus geriau gyventi. Skleiskim grožį, laisvę, seksualumą į šį pasaulį. Iki. Čiau.